Sveiki, mielieji. Daugumas klausia, kaip išmokti medituoti, kaip teisingai tai daryti ir kam tai reikalinga. Galbūt tai prestižas, mada, o galbūt tai būtina. Išsiaiškinkime tai. Meditacija tai darbas su jūsų subtiliaisiais kūnais. Tai 4 dvasiniai kūnai, eterinis kūnas bei mentalinis minčių kūnas. Šiems kūnams reikalingos subtiliosios energijos. Būtent meditacijos dėka galima gauti subtilią energiją, sukurti ją savo viduje ir užpildyti save subtilią energiją. Kaipgi teisingai medituoti, jei yra tiek daug meditacijų, mechanizmų, metodikų ir kuri iš jų yra teisinga. Žinoma, šį aspektą galima išplėsti. Tačiau teisinga meditacija tai jūsų teisinga vidinė būsena. Ką tai reiškia? Taip, kaip jaučiate, kaip esate vidumi pripildyti energijomis, ar galite būti jų laidininku? Kaip galite savo vidinės energijas, kurias generuojate, nukreipti į tam tikras savo gyvenimo būsenas? Meditacija iš žmogaus reikalauja tam tikro atsidavimo. Jūsų atitikimas – tai jūsų pasaulėžiūra, pasaulėjauta ir pasaulio supratimas. Galiu pasakyti, kad tokie, kokie esate, kaip atsižvelgiate į gyvenimą, taip per jūsų vidinę būseną susikuria jūsų meditacinę būseną. Meditacija savo subtiliosiomis energijomis jūs užpildo. Yra labai gerų meditacijų, yra stipresnės meditacijos, jos tarsi generatoriai, lyg mašinos viduje sukuria labai aukštą energijos potencialą. Tokios meditacijos užpildo žmogų bei atveria žmoguje naujas galimybės. Kad jumise būtų atvertos bet kokios galimybės, tam reikia tyro stipraus energetinio lygio. Energetikos, kuri galės jumise atverti naujas galimybės bei užpildyti jūsų energetinius centrus. Yra meditacijos, kurios tiesiog nuramina jūsų vidinę būseną. Yra meditacijos, kurios leidžia jums planuoti gyvenimą, kurti savo gyvenimo realybę. O tam taip pat reikia energetinio potencialo, užpildymo bei energetinės būsenos. Kokie nuostabūs mechanizmai bebūtų, svarbiausią rolę atlieka jūsų vidinė būsena. Tokie, kokie esate iš tikrųjų, taip kaip atsižvelgiate į gyvenimą, kaip jį suprantate, kaip esate pasirengę pasidalinti, suprasti, priimti, permąstyti, pakeisti, iš tikrųjų lems jūsų vidinę būseną, kuri daro didžiausią įtaką jūsų meditaciniai būsenai, bei viskam, kas vyksta aplink jūs. Meditacija tai jūsų subtiliųjų kūnų būsena. Tai jūsų vidinė būsena. Tai jūs. Gyvenimą jūs visuomet gyvenate meditacijos būsenoje. Žinoma, ji yra skirtinga. Kuomet jūs šokinėjate, bėgiojate ir esate euforijoje, tai meditacija. Kai būnate ramūs ir kažką stebite, tai taip pat yra meditacija. Kada planuojate ir kuriate kažką, jūs taip pat medituojate. Kodėl taip yra? Taip yra todėl, kad visose šiuose aspektuose veikia jūsų pirminiai subtilieji kūnai. Nuo to, kaip jais dirbate, kaip esat pasirengę leisti jiems tekėti savimi, priklauso jūsų būsenos. Taip yra formuojamas jūsų gyvenimas. Kartais mano mokiniai klausia, kada geriau medituoti vakare ar ryte. Aš pasakyčiau, kad jums reikia išmokti sąmoningai gyventi meditacijoje.
Tik tada meditacija dovanos jums nuostabią būseną. Juk pati pradžia mūsų viduje. Viduje formuojasi mintys, požiūris, supratimas, reakcijos bei santykiai. Tik tuomet jūsų meditacija dovanoja jums nuostabią gyvenimo būseną. Viskas formuojama žmogaus viduje, jo minčių, santykių, supratimo bei reakcijų dėka. Mano mylieji, išmokite gyventi meditacijai, lygioj ramioj būsenai, harmonijos būsenoj. Viskas turi būti harmonijoj. Būtent harmonija atvers jums naują dvasinio tyrumo pasaulį. Sėkmės jums tiksluose bei siekiuose.